Tai va, tai pas mus praūžė balkonėlio šventė vasario 16. E, Tauta kaip ir parašė ne antraštė, kad vis labiau atsiskiria, vieni išvažiavo miško gelbėti, vieni nuėjo po balkonėliu krentančių mikrofonų žiūrėti. Tas toksai akivaizdus dviejų Lietuvų vaizdas, kurį iš jų teisti nežinau. Mums Nu, atrodo, turbūt kad teisybės dėlį reikia pasakyti, aš labai atidžiai išklausiau patriarcho kalbą ir šį kartą tikrai mane nustebino. Aš buvau vėl nusiteikęs eilinį kartą apie kažkokius pilėnus ten klausytis tų dalykų, bet iš kitos pusės tai man atrodo, kad šita kalba po ilgos pertraukos buvo tokia, aš net nežinau, kaip ją įvardinti, bet tiesiog, jeigu Vytautas Landsbergis pradėjo kalbėti apie taiką, tai čia jau kažkas yra, nes paskutinis, jeigu nežinau, kiek domitės Euroviziją, jeigu matėt paskutinį Eurovizijos, aš jos nežiūriu, bet man pasakojo ten kažkokį balsavimą, tai LRT sustabdė balsavimą todėl, kad ten toksai bičas, kuris apie taiką dainavo, labai daug balsų surinko. Ir ten paskui, ten buvo paskui pareguliuota, aišku, turbūt tie balsai, aš nežinau, kaip ten viskas baigėsi, bet, nežinau, ar dar yra tikinčių Eurovizijos ten tuo teisingų balsavimų, bet kai kažkada vietoj vieno atlikėjo išvažiavo duetas, tam, kad neišvažiuotų tas vienas dainininkas, tai aš ten kažkaip įsivaizduoju, kad ten kas nori tas, kas reikia, tas ir važiuoja. Tai, pavyzdžiui, aš kelias citatas išrinkau iš Landsbergio kalbos, ir jūs patys pasidarykit išvadas. Tai, pavyzdžiui, čia apie taiką vien. Taika nėra savaime suprantama, ji būna saugoma, ginama ir kartais apginama tik ryžtu. Čia viena citata. Sekanti. Tie, kurie nori taikos, negali būti abejingi blogiui. Dar viena. Tikroji taika nėra kapituliacija prieš agresiją. Lietuva renkasi taiką, bet ne vergyją. Taika be laisvės nėra taika. Man, pavyzdžiui, nežinau kaip jum, bet man tai čia buvo kažkoks visiškai kitoks kalbėjimas iš visatos valdovo. Ir aš bent neišgirdau tos neapykantos, kurią kiekvienais metais jis skleisdavo iš to balkonėlio. Tai, tikrai mane nustebino. Nežinau, ar kas čia pasikeitė. Bet tos agresijos aš bent neišgirdau, nežinau, pataisykit mane, jeigu jums atrodė kitaip. Aš neklausiau, negaliu komentuoti, aš galiu tik tai pakomentuoti, Gintarai, tu dabar tavo įspūdžius ir atsiliepimus apie šitą, kaip sakai, patriarcho ar ne kalbą. Dėl agresijos nežinau, buvo, nebuvo, jeigu sakai nebuvo, tai nebuvo, bet dėl tų pasakymų apie tai, kad tai aš čia neskubėčiau labai džiaugtis, ar kaip čia pasakyti, ar gal tas žodis ir netinka džiaugtis, bet ką jisai turėjo omeny sakydamas, Gintarai, pacituok kokią nors kažką tai dar, kur tu vardinai jo tas ištraukas apie taiką. Tie, kurie nori taikos, negali būti abejingi blogiui. Tai o ką jisai čia, ką jisai pasakė, kas blogis yra? Blogis mes visi žinom, kas yra. Tai jisai kalba labai aiškiai, mes negalim likti abejingi Rusijos agresijai. Ir čia eina viskas apie tą patį, tai kad turi būti pasiekta ne prie darybų stalo, o kovos lauke. Nebuvo pasakyti. Ne, palauk, ryžtingi, turim būti ryžtingi, sakė. Turim būti ryžtingi, sakė jisai. Ne, bent pas mane tai tokio nėra. Nėra, kažkur tai žodelis ryžtingi, aš gal praklausiau, atsiprašau, bet man pasigirdo. Žodelis ryžtingi. Taika nėra savaime suprantama, ji būna saugoma, ginama ir kartais apginama tik ryžtu. Tik ryžtu. Tai čia ir apie tą patį, Gintarai, eina kalba. Bet tu prisimink, kaip mes nepriklausomybę įsikovojam. Tai aš, pavyzdžiui, irgi sakyčiau, kad be ryžto tai taip nebūtų įvykę. Taip, kontekstas kitas buvo, kita situacija. Čia jis nieko naujo nepasakė, jis kalba apie tą patį. Jis, aišku, taip, jeigu išimti iš konteksto, tai yra teisingi pasakymai, taip.
Bet kas slepiasi va tuose ryštas, agresija ir taip toliau, negalim likti abejingi blogiui, kas va po šituo slepiasi. Tai mes visi puikiai suprantam, kas po tuo slepiasi. Ir jisai tikrai nekalba apie tai. Tas pats Zelenskis, jis irgi kalba apie taiką. Taika turi būti teisinga. O teisinga yra taika kokia? Kai Rusijos neliks žemėlapyje, kai ten viskas bus sulyginta, akmens ant akmens mes nepaliksim, o va tada bus teisinga taika. Mes negalim turėti bet kokios taikos, taika turi būti teisinga ir taip toliau, ir taip toliau. Čia man taip atrodo. Aš aišku neklausiau, gal ten iš kalbos, iš kalbėjimo manieros, gal jo tikrai veidas visas švytėjo ir kažkokią tai nušvitimą matė Gintarai jo akyse. Tai tu puikiai žinai, tai žinai, jis jau daug laiko taip atrodo, bet aš čia nelinkęs vertinti jo išvaizdos, žinai, fizinės, nes vis tiek žmogui jau daug metų, bet tų visų Pilėnų, ten visų tų Putinų, aš šito neišgirdau, tikrai. Na, aš tai išgirdau iš tikrųjų, nes jo leksikonas visada buvo toksai su pagieža, su pažeminimais ir visokie balvonai be šūdų, jisai niekada negali, irgi kelis kartus buvo. Ir, vis tiek pas jį ta pagieža yra įgimta. Taip. Ir nieko jisai ten tikrai gero nepasakė ir ta taika, būtent kaip Alvis sako, daugiau buvo zelenskiška taika minima tokia, kad jinai turi būti teisinga, o teisinga mes žinom jo, kaip Alvis sako, irgi kokios jie nori taikos. Ir čia irgi galima sakyti, va, čia keičiasi kažkas, tai vyksta dėrybos ir viskas, bet paskui ten vėliau biškai apie tas dėrybas pakalbėsim, bet tai matosi, kad yra vis tiek Europos, išskyrus kelias šalis, yra viena linija. Aš atsiprašau, aš noriu paaiškinti savo poziciją, kad nebūčiau neteisingai suprastas. Tai aš dabar vyniokis, Gintarai, dabar jau vyniokis. Ne, aš nesivyniosiu, nes aš pradžioj tą patį pasakiau, bet noriu dar kartą pakartoti, kad skirtingai nuo kitų metų aš iš jo tos agresijos negirdėjau. Jūs ten prisiminkite, ten apie Matijošaitį būdavo kitais metais, ten apie Pilėnus, kad mes čia turim susideginti visi. Dabar šito visko nebuvo. Jisai dabar kartoja tą patį, už ką tą bičiuką iš Eurovizijos užbanino visą šviesuomenę. Jisai lygiai tos pačius žodžius sakė. Bet minty aš girdėjau, kad mes ginsime šitą laisvę ir kad jeigu kas, stosime pakeisti Ukrainos. Aš tą išgirdau. Aš tai to tikrai neišgirdau, nes aš negirdėjau tokio teksto. Tai jisai gudrus yra, jisai moka tarp žodžių įdėti ten visokių dalykų. Chytrai žuk. Kas? Chytrai žuk? Chytražop. Anglai savo chytražop, o ne chytražuk. Chytrai žuk. Po Ž gali dėti, ką nori. Bet žinokit, man vis dėlto, gerai, šitą temą jau turbūt aptariam. Ne, Gintarai, tai aš supratau jau, už ką tu balsuosi kitose rinkimuose. Ne tik aš turbūt jau. Pasakyk ir man, už ką aš balsuosiu, nes aš dar neturiu nuomonę. Tai va dabar turėsi ne tai, kad mes pasakyti turėsim, o tu turėsi, kai balsuosi, turėsi nufotografuoti biuletenį ir paskui mums visiems parodyti per Vilkų tarybą. Nusivilsi manim. Jeigu apie balsavimą, tai čia neturim darbotvarkiai, prieš pat laidą išėjo, pamačiau tokį straipsnį, prabilo Skirmantas Malinauskas, kad užsiminė, kad dalyvaus rinkimuose. Tai va, bus už ką balsuoti. Sunkioji artilerija tiesioginė ta žodžio prasme. Tiesioginė. Tai žiūrėk, bet man vis dėlto kvailiausiai, kai visada pasirodė mūsų prezidentas. Nes jis buvo, kaip čia pasakyti, pastebėtas, kad neiškėlė vėliavos prie savo to televizoriaus Verkių parke. Ir viskas būtų gerai, jeigu jis nebūtų pradėjęs aiškintis. Aš jums paskaitysiu, kaip jisai pasiaiškino. Valstybės vėliava prie prezidento namų šiandien iš pat ryto neiškelta dėl techninių kliučių. Valstybės istorinė vėliava, kuri nuolat yra iškelta prie prezidento namų, buvo tvirtai prišalusi. Teko palaukti, kol žiemos saulė ištirpdys ledus ir trispalvę bus įmanoma iškelti.
Ir Beveik pabaigoje tas. parašyta tada šalčių pramonės su ledais Nu, sugaišti jau pagavo ir sakyti. putodams nieks visur į nieką pavirto. Nei nieka, originalas yra nei nieka. Klausykit, tai čia kad galėjo jam vėliavą prišalti, tai aš netmetu to varianto, nes jis mėgsta palaižyti tas vėliavas kai kurias. Tai... Bet tai šiaip netrispalvė turėjo jam prišalti, o kita Tai vėliava. netrispalvė Tai nebuvo sušalo. iškelta, mes nežinom. Bet paaiškinimas vertas prezidento, ne? Nu, Žodžiu, ten, vasario čia- 16 linksma keista, šį kartą buvo. jokių soft Čia failų, nieko agresijos nebuvo. ir linksma. O tai, Panašiai klausykit, kaip- o tai jeigu būtų, pavyzdžiui, ne saulėta diena, nes prie minus kiek ten, va, ta diena buvo labai, labai gražus oras buvo, aš šiandien buvau nuvažiavęs prie ežerų pavaikščioti per ežerą, nes žvėjai sakė 30 cm ledo storis, tai kaifas, tikrai graži diena buvo, bet minuso buvo kokie 12 laipsnių tuo metu. Tai aš nesuprantu, kaip ją atšilo tą vėliavą prie tokios temperatūros. Nežinau, Matyt, gal kad ten- skraidino kitą gal. Laidus Tai prijungė, gal, žinai, trumpą sujungimą padarė. šviniojo kitą gal. Dieve. Kalbant Jeigu apie... atvirai, tai vasario 16 aš tikrai šį kartą, ir ne šį kartą, aš jau pajaučiu nebe pirmą kartą per tas šventes, kad kažkokio tokio nejaučiu vidinio noro ar Nepajau. švęsti ir dalintis ir sveikinimais ir kitus sveikinti ir priimti sveikinimus. Ir jie pasiekė Tiesą savo sakant. tikslą. Jie tave Ne, numušė. ką reiškia pasiekė savo tikslą? Nei pasiekė, nei nepasiekė, Robertai. Aš tiesiog supranti tą pačią dieną, aš dabar švenčiu ar ne, o ten kažkas tam balkonėlį ar ne balkonėlį kažkur tai, žinai, kalba šitas savo kalbas, kuriuose tiek daug veidmainystės ir melo ir purvo iš tikrųjų, kad net nesinori, sakau, ir aš taip jaučiausi šią vasario 16. Tiesiog kažkaip norėjusi užsidaryti ir ramiai pabūti vienam pačiam su savo mintimis. Aišku, ta vasario 16 yra nekalta dėl to, kad taip čia yra tokia ta situacija. Demoralizacija. Vis tik tai aš galvoju, švęsti reikia tada, kai mes tikrai turėsim tą valstybę, dabar žiūrėkit, kalba apie tai, kad reikia čia kažkokį tai karinį Šengeną padaryti, čia visos dabar kariuomenės pirmyn atgal galės važinėti, nereikės nei jokių leidimų, derinimų, žodžiu, kas nori važiuoja, kas nori pravažiuoja, kas nori atvažiuoja, kas nori išvažiuoja. Tai aš galvoju, kas iš tos Lietuvos, nepriklausomos Lietuvos, laisvos ir beliko.